Kokie maželiukai. Nu ką, šiandieną vėl mūsų kažkas laukia, ne? Liūtą į šoną. Kas mūsų laukia, sakyk? Jau man nusibodo. Antra kelionė per birželio mėnesį. O tai ir tau nusibodo? Ne, nenusibodo. Man nusibodo laukti prie šito šviesoforo. Dabar išvažiavam iš Elektrėnų, važiuojam Semeliškės Vievis kelyje. Prasidėjo žiaurūs remontai, o čia kur seniai reikėjo. Aišku, nepatogumas mums reikia laukti dabar prie šviesoforo. Bet tu neįvardinai, kur mes važiuojam, o važiuojam smagiai praleisti laiką su vaikais. Smagiai man patinka. Tikėkimės. Ir vėl ta žyvėje. Ūla, mūsų Ūla ir mūsų ąžuolų pieva. Pieva, jo. Man ten tokią gerą aurą turi. Kažkaip kiekvienais metais pasilgst. Ir kiekvienais metais tradiciškai mes ten pabūnam. Taip, nes pievoje niekas nenori miegoti. Tik tai tokie. Kaip mes. O dabar pažiūrim. Užkietėję turistai. O dabar pažiūrim šviesoforą. Kiek jisai čia dega? Jau kokią minutę, kas laukia. Ten matytus mašinus nuvažiavo. Trečias sustojimas, trečias šviesoforas, jau nuo Pastrėlio iki Semeliškių. Dabar Dalia kelintas? Ketvirtas jau užveikė. Jeigu jau tu pradedi virt, tai reiškia mus jau čia damuš. Iki vakaro, kiek mes jūsų skaičiuosim, įdomu. Tik rytas prasidėjo dabar. Negali būti. Pasisekė ant penkto žalias. Penktas šviesoforo žalias. Vėl ąžuolų pieva. Nu ką jūs galite pasakyti, jūs jau kiek laiko esat? Savaitę laiko, porą valandų dar, ne? Savaitę laiko mintyse, o nuo vakaro realiai. Kas pasikeitė? Baidarių atsirado ten gulė. Lenta matau yra. Lenta yra išbandėm. Nu va, atidarimas. Aš irgi išbandysiu, ko gero. Nu, ką tu čia turi dabar? Tai va, gavau dovanų, kadangi reklamuoju tokį rūbą, tai ir atitinkamai ir dovanus. 3 bitutės, 3 stiklainiukai. Taip, sakė čia. Tai kuri atneši? Šitas šviežiai suktas. Vakar suktas. Vakar tai čia suko, matai, prie ąžuolų suko, ne? Taip. Liuks. Išbandysim. Mūsų startuoja šiemet tik 2. Nu ką to linelė te veikia? Jau vandens? Ką, apsivertęs buvai gal? Ant kranto. Ant kranto apsivertė ir vandens prisėmė, matai? Į sveikatą. Man nervai nelaiko. Jūs mūsų... Seniai plaukėt, jau iškart sustojot. Tai jau net pradėjom, sakom, kam palaukti, ant kranto labai smagu yra. O kur tuoja? Kiek to mamai kalbėjai? Sakau, užtenka, lipkit lauk. Na, ar norėtų kas į jį įlipti? Bet čia kažkas valipę matus. Tikrai laukiniai kokilipai. Per pagrindinį reportažą čiaudį. Koks skardis, šaknis matosi. Oho. Gražu. Ir visi žinos, kad čia yra ūla. Priekį tokios sanašėlis. Dar tiesą parodysiu ir ko. Aš nustebęs. Na, ką man reikės daryti? Apsimestų seniečių? Kokio dar užsieniečio?
Koks jums skirtumas kokiu? Gerai, bet man juk reikės kažką sakyti. Nusiraminkit, nieko sakyti. Bandau padaryti tokį reportažą, kad turiu video po kelias sekundės. Bet turėsiu ar gauti. Čia kažkas šalašą bandys susiresti. Pernai tai buvo daisi ant kranto, dabar krantą paplovė, šalašas jau krenta. Eiktų savo. Kaip upė pagriaužia krantus, jau šalašas į vandenį krenta. Dar pernai jisai buvo ant kranto. Nepaliestas skardukas, niekas nebuvo įlipęs iš netikėlių. Bet jau upė, žiūrėk, upė pagriaužė jau visą. Upė jo, bet čia jau nuslinko. Oi, eglutė vargšė kaip jinai. Reikia kalbėti su ta šnekta. Nu, reikia. Sakykim, ne šaltinis, o šaltinis. Saltinis. Nu, dzūkišką šnektą reikia mokyti. Man tai Ūla visą laiką nenuvilia. Oi. Nerealiai. Oi, kaip kvepia ir tas tie skardžiai tokie. Argi negražu. Čia atrodo, tuoj pamatysim tiltelį, kuris veda iš kitos kranto pusės Ūlos prie Ūlos akies. Va, tiltelis. O, taip. O čia tiltelis priekyje, va. Ai, va, dar vienas. Kur? Link Ūlos akies galima pajudėti, bet mes ją matę. Daug kartų maudėmėsi, irgi ne vieną kartą. Ir didelę, ir mažą. Ir tikrą jo dabar. Ir tikrą, ir netikrą. Bet ir smėlių užnešta, ir visokia. Geriausia susitaupyti. Sako, dideliems laivams didelio vandens Jo, reikia. čia dideliem laivam išplatėjimas. Galima plaukti skersai ir atbulai. Alksniai tokie didžiuliai. Sako, Dzūkijoje tik tai lapuočiai, šitaip, spygliuočiai auga, ne? Yra vat, lapuočiai. Toks užutekis fainas. Seklus. Seklus. Iki merkinės liko gūdumėlis samanuota. Įveikė medį tokį nuvirtusį. Nu ir pagalvotum, kur mes čia randamės tikrai va. Tamsu ir... Aliaska gal kokį. Žiūrim, kaip jaunimas įveikinėja kliūtis. Kažką tai burba viens su kitu, nepatenkinti. Gal strategija kažkokia Strategija planuoja. O senimas štai gražiai atsipūtę. Varom. Vienas, du. Biskį gal priplaki prie tokio. Ne, čia taip turi būti. Bet taip turi būti. Čia pavadinčiau kažkokią tai alėją. Upelis įteka. Taip. Dabar galvoju, kas čia gali būti Ūla iš kairės pusės. Ne, upelis be pavadinimų ryškiai. Šaltinis. Nu, kažkoks ragožius, bet kai pasižiūri, tai čia vietos praėjimui. Bet čia tiek ragožių. Prikritusių. Šone dilgėlynai, tokie nelabai jaukus. O viršuje Jau neišlėktum, viršuje pušynai, eglynai. Va, tuoj pasisuksim irgi, kaip gražu. Amazonės džiunglių. Vaizdelis tas. Amazonės džiunglių. Jeigu nedaina, ne? O, medelis. O, palaikyk. Į ten pažiūrėti. Mes įveikinėtume Nu, kaip... atbuliškus, nes mums nebeįdomu. O, mat,
Vilkai miške, nu ką tu pasakysi. Čiurlena. Prašausim. Nu, šoksim. Gal bus lengvas. Su taimenio būtumėm kairiu pusę. Jo, visa laimė, kad tikrai išbandė daug ko. Ir taimenį taip pat. Kurie išmokino mūsų Jo. irklavimo technikos. Ir technikos, ir atsargumo. Dabar va sėdi į plastiką ir savo čiuošk. Gali liest, o ten liest jau pavojinga liest. Kažkokia pavysinė. Bet tokia viski uždara vietelė kažkaip tamsi. Jau pirma civilizacija, koks rausvas, gražus namelis ryškus. Bet su šitą asbestami. Kažkas pjauna žolę. O, tiltas. Žiūrai. Mes vadiname žiūrai, bet taip ir yra. Kaip prašyra? Taip, štai. Žiūrų kaimas. Ant kokio vieno stiebų laikosi savo. Gerai padaryk. Čia kažkas ar įlipa, ar išlipa, jau neaišku. Bum. Užvartų, ne? Nes atrodo tikrai Užvartų, nepalies. užvartų daug, bet dar nė kartų neteko išlipti. Visur padaryta kažkur. Tai koja iškelk, tai... Žodžiu, padaryta visiems, kad galėtų, Taip. kad ir kauptukai praplaukti, kad nekentėtų. Viskas dėl žmogaus, viskas dėl žmogaus. Štai koks sąnašų. Sąnašų. Tai pavasarį čia būna po žiemos. O, Tiek sąnašų, kad pės. Įdomiausia būdavo, kaip jisai supranti, naktį prieš miegą nueidavo paloti kažkur. jo, tik štai. Eidavo palot prieš Jo, miegą? prieš miegą eidavo paloti. Profilaktiškai reikia. Taip, taip. Jis nusisukdavo ir kažkurią pusę įlodavo. Galbūt dabar nukirsti, apgauti. Galvoja, ką tie seniai čia, Nu? mes plauksime, kur norime. Ką sako mokomoji priemonė? Ai, sakėm, plauksim priešingai nei jų kvak. Rezultatas. Rezultatas. Rezultato nebuvimas irgi rezultatas. Lipsi ar plauks. Jums visą laiką sekasi. Profesionalams visą laiką sekasi. Patirtis daro savo. Kaip yra sakoma, meistriškumo. Ne. Pietus ar šiaip pertraukėlę? Pietus. Čia kažkas jau, žinai, viršūnių nėra ant tų dilgėlių. Atrakcija. Žiūrime atrakciją. Šiaip pralys jie. Dar giliau įlįsti. Čia sala kažkokia tai, plaukiukų nesutinkam. Tik tai ant kranto sėdintys yra. O
O dabar pažiūrėsim. Va čia kas yra. Nu, priekį. Kažkoks geras. Skardukas. Nu ką tu gali pasakyti apie tokius skardžius? Oi, kai pamatau, tai kartais nežinau, kur randuosi. Tikrai, nesuprastum. Taip, va, čia toks baslys buvo. Tokių vartų daug yra, tiesiog. Šita upė vartai. Vartai. Kažką tai. Gerai, kad ne į pragarą. Jo, į pragarą būtų nekokio. Čia tokie vartai, gražus vartai į upę, Į kitą etapą. mišką, jo, čia. Tokia upė. Labai skiriasi nuo tų akmeningų. Ir nepaliesta palyginti. Gerai, žiūrėk, kur plauki. Čia praeisiu. Einu čia. Kur yra daugiau vandens. O koks bulžnikas guli. Guli. Kaip šitas. Aligatorius. O šitos. Rastelis. Nu. Buvo plaukiuojantis rastas. O dar te priekį net skardukas. Bet taip viskas ir keičiasi. Skardukas rastas. Taip. Plaukiantis, neplaukiantis, apsinešt kartais reikia. Ir šiemet Ulos žemupys viskas toks sudėtingesnis, negu pernai, reikia pasakyti. Nes vertinam, kad vandens yra mažiau. Truputėlį ir kitaip tenka kliūtis įveikinėti. Ir aišku, tos kliūtys po žiemos pasikeitė. Pastebėjai, net rėvos tokios atsirado, tokios keistos, kur pernai nebūdavo. Tokios po vandenį buvo. O šiemet yra. Nu va, atsiveria vaizdelis. Eilinis. Klasika. Šiaulos klasika. O, va, kaip medis pasikabinęs tarp. O. Hola. Hola. What do you do? How are you doing now? Slapta kamera. Nu ką mums čia Dievas atsiuntė? Svarbu, salotos lapas. Didelis. Karštus sumuštinius, kojines. Ir daug padažų yra. Dar vieną. Žvilgsnį
Ką čipsus, ne? Su tavim širdis dainuoja, kokia simfonija, gerą laiką garantuoja. Gerai, kad neirkluoja. Sumažino. Nu, didvyris koks. Taip, tai žiūrėk, plauk grakščiai. O plumt nebus? Plumt. Ai, plumt jau. Pirmas, sako, tu ne taip atsistojai. Supranti, sako. Na, čia, kai aš atsistoju, tai visą. O ir koja pakels apsirps. O tu ant lentos gali 180 kampą apsisukti, pašaukti ir... Šalta padaryti, ką būna. Pažiūrėsiu, ką veikia žiūrovai. O čia žiūrovai. Žiūrovai kaip priklauso, žiūri. Žiūruose žiūri. Žiūruose žiūri. Varyk pas babulę. Šiandien antra diena. Vakar buvo didysis plaukimas. Plaukėme nuo Mečagerės iki Pavaučių. Ir su baidarėm buvo upė vėl kitokia negu pernai. Vėl atrodo, kad pirmą kartą mes atradom, bet vis tiek buvo labai įdomu. Bet atsirado dar nauja pramoga. Tai va, dabar tokio plaukim, aišku, su baidarėm, o šiandien plaukimas iš ta lenta. Nu, pirmas užlipimas, jūs pamatysit, mane nufilmavo, kojytės drebėjo, be galo, bet mane vienas pamokino, sako, stoti reikia 2 kojomis. Ir gavosi gerai. O dabar paliekam šitą lentą mokintis kitiem ir galvojam važiuoti namo. Paliekam ir stovyklavietę, o mes važiuojam namo. Jo, stovyklavietė labai gera aura.